Sveiki! Antakiai pastaruoju metu yra tikrai plačiai aptarinėjama tema. Todėl šiandien norėčiau parodyti, kaip lengvai ir paprastai pačios galite pasidažyti antakius. Antakių pradžia turėtų prasidėti su nosies vidinė kriauklyte. Antakio ilgis turėtų būti sujungus liniją su išorinė nosies vieta, apatinės blakstienos ir maždaug šitoj vietoj turėtų teisingai baigtis antakis. Aukščiausia antakio vieta niekada negali antakio dalinti į dvi lygias dalis. Kadangi aš matau, kad reikės šiek tiek daugiau piešti ant odos, ryškinti odos plotą, pradžiai renkuosi antakių pieštuką. Ryškinti pradėkite visada nuo antakio vidurio, kad šita vieta ir būtų intensyviausia. Su pieštuku tiek iš apačios, tiek iš viršaus formuokime tiesias linijas. Visada pravartu paryškinti aukščiausią antakio kamputį, nes čia dažniausiai būna silpnesni plaukeliai, retesni arba jų gali nebūti. Jeigu turite vešlius ir tankius antakius, neberyškinkite daugiau makiažo priemonėmis, tokiem antakiam užtenka panaudoti tik tai želė. Antakių makiažą reikia iššukuoti spiralinėmis šukytėmis. Jos išsklaido piešimo linijas ir ant antakių palieka tik pigmentą. Kai pieštuku pasiryškinau antakių liniją, dabar naudosiu šešėlį, kad suformuočiau, priduočiau antakių tūrio, pastiprinčiau antakių spalvos pigmentą ir užfiksuočiau pieštuką. Pabaigus ryškinti antakius, visada užfiksuokite antakių želė. Antakių želė užfiksuoti antakio plaukeliai visą dieną laikysi stabiliai, net jeigu ant antakių užkris plaukai ar rankomis paliesite veidą, antakių plaukeliai liks stabiliai. Natūralesni antakiai visuomet priduoda veidui jaunumo, išraiškingumo, per daug ryškus, per daug einantys žemyn ar per ilgi antakėliai gali apsunkinti veidą, užgulti akis.